Tau lieka tikėti, pasitikėti savimi, priimti visą visato dėsnių poveikį, veikimą, jį išsigryninti ir veikti su juo. Dažnai savo neatsakysi visus klausimus. Dažnai pabuvosi ten, kur net nesuvokia tavo protas, kuris pabūna. Bet viskas, kas vyks su tavimi, vyks tikslingai. Per kūrėjo sąmonės veikimą ir su pokyčiu visai žemei. Tad, kad tu nesupranti visko, nėra labai ypatingai svarbu, ar reikėtų tai sureikšminti. Tiesiog leisk kūrėjui veikti per tave. Leisk jam koreguoti tai, ką jis suplanavęs, o tu, pasitikėdama savimi, priimdama kūrėjo vedimą, leisk tikėti šitai srovei, kuris kleisis per tave į šitą žemišką materiją. Taip žingsnis po žingsnio ateis suvokimas, kaip tavo kūnas veikia ir kaip tu jauti vibracijas iš kitų pasaulių, planetų ir visatų. Po truputį suvoksi, kaip yra viskas susiję. Kaip jūs sakote, viskas sekundžių tikslumu. Kaip tavo kūne yra Žemės visa geografija, taip ir Žemė jaučia visą tavo žemiškąją struktūrą. Neatmetinėk nei vienos situacijos ar versijos, kuri tau atrodo beprotiška ar nesuvokiama. Tik šitam etape tau nesuvokiama, nes tai paruošimas į sekantį virsmo etapą. Leisk savo išjausti save daugiamatę, daugialypę, daugiaplanę, kosminę būtybę. Leisk savo suvokti ir priimti visą matricos informaciją. Leisk jausti kūrėjo sąmonės kibirkštį ir leisk savo būti savoje būtyje. Tavo būtis yra viso ko pradžia ir pabaiga. Tavo būtis esi tu, tad patirk save, savo būtyje ir nesvarbu, kurioje erdvėje tu bebūtum. Tavo būtis bus būtyje. Ir suvokimas, platusis skaidrusis suvokimas, ateis per tavo būtį. Apkabink save, savo gebėjime būti savo būtyje. Apkabink tai, kas vyksta su tavimi. Priimk, priimk, priimk. Tavoji prigimtis neturi atskirties nuo visko, kas supa tave, nuo matricos ir nuo visų visatos plotų. Tavo virsmas, kuris vyksta su tavimi šiuo momentu, jis įneš pokytį visoje žemėje. Ir šitą pokyčio energiją jį išsisaugos tavose ląstelėse.